Opel Corsa 1.2 benzininiu varikliu. Tai paveržiau aš tuos varžtelius, apsiploviau čia viską maždaug, dabar viskas švaru gražu. Tada įsipilkim skysčio. Norėjau paminėti, kad šitoj Corsoj nėra variklio temperatūros daviklio. Bandom kurti Corsą. Sveiki atvykę į mano naująjį video. Šiandien turim Opel Corsa 1.2 benzininiu varikliu. Ir praeitas savininkas minėjo, kad kažkur leidžia aušinimo skystį. Tai bandysime surasti, kur tai vyksta, kurioje vietoje leidžia, ir bandysime sutvarkyti problemą. Taigi, kaip ir sakiau, turime Opel Corsa 1.2 benzininiu varikliu ir bandysime ieškoti problemos su aušinimo skysčiu. Kažkur tai jisai bėga, nors ant žemės jokių balučių neaptikau, nemačiau, bet greičiausiai važiuojant kažkur tai jisai leidžia, tai bandysim surasti, kurioje vietoje tenais leidžia, ir bandysim sutvarkyti problemą. Taigi, kaip ir sakiau, kažkur tai leidžia antifrizą. Praeitas savininkas sakė, kad po truputėlį jisai dingsta, į savaitę reikia dapilt po kokį ten pusę litro ar panašiai. Tai šiuo metu matau, kad antifrizo yra beveik norma, truputėlį gal trūksta, bet jo yra, jisai pilnai neišbėgęs. Tai reikia apsižiūrėti čia visur aplink variklį, nes praeitas savininkas sakė, kad jam keitė termostatą ir vandens pompą naujus. Tai matau, kaip ir, kad jie yra keisti, nes matosi dar švarus, gražus. Tai reikia pabandyti pasiieškoti aplinkui juos, pirmiausiai kažkur tai apžiūrėti, ar nėra kokio nors nubėgimo ir panašiai. Tai apsižiūrėjęs aplinkui variklį, radau dviejose vietose, kur matosi nuo antifrizo išlikusių tokių žymių, kad panašu, kad jisai tose vietose ir bėgęs. Tai nežinau, ar ant kameros išeis čia parodyti, bet pabandysim kažkaip tai čia mes tą parodyti. Šitoj vietoj, ten matosi truputėlį ružavos spalvos. Čia yra toksai plastikas, į kurį jungiasi šlangos ir per kurį eina antifrizas, aušinimo skystis. Tai ten matosi, nežinau, ar per kamerą gerai matysis, bet tenais toj vietoj matosi, kad tikrai yra biškį tokių pabėgimų. Čia irgi matosi, kad nuo tenais yra nubėgę. Tai ir bandysim apsižiūrėti, dėl ko čia leidžia. Greičiausiai arba jau tarpinė bus praleis, arba gal tiesiog užteks prisukti 3 varžtus, biškį priveršti, nes pajudinau aš jį truputėlį, aišku, čia per kamerą tai nesimatys, bet pajudinau truputėlį ir jisai juda, vaikšto, tai greičiausiai gal jis tiesiog nėra priverštas iki galo. Dar radau prie termostato irgi pro vieną varžtą truputėlį leidžia, čia irgi per kamerą parodyti yra labai sunku, bet ten toj vietoj matosi truputėlį šlapia. Ir truputėlį šitų rūžavų dėmių matosi, kad yra pabėgęs truputėlį aušinimo skystis. Tai bandysim pirmiausiai priveršti tos varžtus ir tada žiūrėsim, ar leidžia toliau ar ne. Tai paveržiau aš tuos varžtelius, apsiploviau čia viską maždaug, dabar viskas švaru gražu. Čia prie termostato irgi viskas švaru gražu, kol kas jokių požymių nesimato, bet dar
Dapilsiu aušinimo skysčio iki pilnai normos, nors čia praktiškai beveik norma, bet dar kokią 100 gramų gal trūksta. Tai tiesiog dapilsiu, kad žinočiau, kad tikrai buvo norma ir tada bandysiu užkurti, užsikaitinti iki darbinės temperatūros ir žiūrėsiu, ar vis dar ten šlampa kur nors, ar tik užteko paveržti tos varžtelius ir problema susitvarkė. Na va, tada įsipilkim skysčio truputėlį, kad žinotume, kad tikrai yra pilna norma, tiek kiek turi jo būti. Čia gavosi. Va, panašiai. Dar truputėlį. Op. Va, dabar tikrai pilna norma. Ir bandysim kurt variklį. Ir bandysim šildyti iki darbinės temperatūros. Ir žiūrėsim, ar vis dar leidžia čia mums tą skystį, ar problemą sutvarkėm. Nu ką, bandom kurti korsą. Žiūrėsim, kas čia mums pavyko arba nepavyko. Užsikaitinsim iki darbinės temperatūros. Ir tada bandysim žiūrėti, ar ten bėga vis dar kažkur tai, ar nebėga. Dar norėjau paminėti, kad šitoj korsoj nėra variklio temperatūros daviklio. Nu, ta prasme, jisai yra, bet ant skydelio jo kaip ir nėra, nerodo jisai. Tai, bet yra čia toksai paslėptas meniu, tai kas žinot, kas nežinot, galiu parodyti. Jisai veikia va taip, reikia paspausti 4 kartus ir palaikyti ant 4 karto mylių nunulinimo mygtuką. Reikia palaikyti maždaug apie 10 sekundžių, va, atsiranda tas paslėptas meniu, tada 1, 2, 3, 4 ir va tada yra apatinis, rodo variklio temperatūrą. Tai gal kažkam pravers, o mes ką, laukiam, kol užšils iki darbinės temperatūros ir žiūrėsim, ar leidžia ten kur nors mums kas nors, ar pavyko sutvarkyti. Na ką, tai pašilo korsa iki darbinės temperatūros. Pas ją darbinė temperatūra būna nuo 105 iki 110 panašiai. Prie 109, prie 110 įsijungia ventiliatorius. Pradeda įsijungti variklį. Tai kaip ir viskas gerai. Čia visur viskas švaru, sausa, aišku, per kamerą nelabai aš čia parodysiu, nes nelabai kažką matosi. Bet iš tikrųjų viskas švaru, niekur niekas nebeleidžia. Viskas švaru, gražu, tvarkinga. Tai manau viskas okei. Pasisekė, lengvas pataisimas toksai. Taigi, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Jeigu peržiūrėjot iki pabaigos, paspaudžiam laiką, užsiprenumeruojam kanalą ir iki kitų video. Ate.